nebus. Gyvenam kaime, viskas buvo tvarkos. Atvažiavo miestas, kas prastėjo, kaip man sunku. Ponia, atleiskite, jūsų vidinis monologas mane taip sujaudino, aš negaliu likti dėjinga, ponia. Iš pat pradžių su tu glūši, kai vyktų, o dabar ir pasėčiu, būsiu viena, nei su kuo paskalbėti, nei su kuo pasvarti. Ponia, jūs neliksite viena savo skausme. Aš dirbu moterų krizių centre visuomeniniais pagrindais. Jūs ten rasite užtarimą. Ei, kas čia yra? Elektra dingo? Ponia Stefanija, čia jūs? Nu tai negi Brazauska Kristina. A tu, kur Romualda prieš pavasarį nusprendi plunksnas pakedenti? Oi, ponia Stefanija, kas galėjo pagalvot? Aš sukrėsta. Kas yra? Tu čia mano tas chemijas turbūt nuslinka plaukai, ne? Ašgi sakiau tai, patsankė, sakau, nedėk tiek daug, ale kurgi jaunas supranta ko. Stefanija, aš ne apie tai. Aš apie jūsų sielų šauksmą. A, tai reikia labai garsiai. Tai kur tu nerėpsi, važiuok po to puodų sėdi, dievuliau mano galvą visą kvadratinę naužymą ant ausų kažkaip puolė. Stefanija, jūs nenusukite kalbos į šalį. Aš viską supratau. Jūs geriau iš karto prisipažinkite, kad bronius yra jums. Koks baisus tas žodis. Ištikimybė. A tu sakai, taip gali būti? Stefanija, pasakykite požymius, broniaus požymius, kurie jums kelia nerimą. Tai kad gal niekad taip blogai ir nėra, mūt gal praeis. Stefanija, jūs broniaus neginkite. Aš suprantu, jam dabar kritinis amžius. O pavasarį, supranti, vyriški hormonai pradeda aktyviau veikti. Jūs pasakykite simptomus ir mes nustatysime ligą. Tai kad ne, žinok, bronius neserga, tik tai atvirkščiai, žinok, pasidarė labai aktyvus. Eina kažkur daro, kažkur tai organizuoja, kažkur nieko man nieko nesako. Ateina, atsisėda, žiūri vienam taškan. Aš sakau, braniukai, nereaguoja. Būtent! Stefanija! Būtent! Negalime jau delsti. Reikia skubiai susisiekti su Vitalijumi. Tai tu sakai, kad šitie blogai? Žinoma, viešpatie, Stefanija, brangi, kiekviena minutė. Dievi! Pasikliaukite manim, Stefanija, lekiame. Kad jūs žinotumėte, kiek aš esu prisižiūrėjusi nelaimingų šeimų, bedirbdama tame krizių centre. Ir ponia Stefanija, jūs nesijaudinkite. Žinokite, vyrai palieka ir gražias, ir jaunas moteris netokias kaip jūs. Stop! Ko tu čia nori tuo pasakyti? Tu ant savo pažiūrėk utvelą, kaip tu atrodai. Nu, ponia Stefanija, aš jums širdį rodau, o jūs... O iš tikrųjų, kodėl taip visi mus žiūri? Taigi, va, pažiūrėk, dabar tu tinkama tik tai daržė. Vietoj baidyklą žvirbliam gūzdin. O Jėzu, Stefanija, koks neapdairumas. Žinote ką? Išimkite man tos suktukus iš plaukų. Moteris turi visada galvoti apie savo išvaizdą. Suprantate, mes moteris net nešdamos šiukšlės į kiemą turime pasipuošti. Nu, ko tu, dieve, aš netgi veidrodį neturiu, kad tu pasižiūrėk. Kas čia dabar per klauną? Nu, pasitraukit nuo kelio, greitai. Ką tu čia staugi? Apvažiuok, ko čia kombainas esi, ar kur šūtintinai? Trauk. Ponia Stefanija. Traukit gražuolės nuo kelio, sakau, staigiai man. Netraukite reikalai. Ponia Stefanija, jūs turite galvoti apie savo įvaizdį, jeigu norite išlaikyti bronių prie savęs. Eik, tu koks tai įvaizdis? Eisit nuo kelio, nesakau. Nu, tai viešpatie, tu mano, Tu čia staugi, o sakau, žmonės, kantrybės nėr. Tu tik važiuok parazitai. Aš tau padangas perkasiu. Kitą kart pervažiuos. Vada, ko tu čia važiuoji? Kas čia jum prava? Važiuok, sakau, eik. Stefanija, nesinervuokite. Stefanija, mes baigsime reikalą su bronium ir tada imsimės jūsų. Manikiūras, pedikiūras, soliariumas, visažistas. Nu, da to betrūko, tu savo šitų soliariumų, jų visažistų, tu gali pasilikti savo. Man ir bronio užtenka.
Teisybė, bronius, palaukite. Yra idėja. Vitalijau, užsidėk akinius. Taip, aš žinau, tu esi su akiniais, užsidėk akinius nuo saulės. Na, žodžiu, užsimaskuok. Taip, kaip tam filme. 17 pavasario akimirko. Aha, smulkmenos vėliau. Na, tai ko tu čia dabar sugalvai? Ot, žmogus, užverė visų košį, mane iš kirpyklos nuo puodo nutempė, o dabar su savo ačkariku ruošias kiną neiti. Ei! Taigi, ponia Stefanija, taigi jūs neteisingai mane supratote. Suprantate, Vitalijus seks bronių. Ir mes tada viską išsiaiškinsime. Stefanija, pasikliaukite manim. Nu, bet jeigu kas nors bus ne taip, žinok. Klausyk. Dabar dėmiai. Neryk! Viskas bus tvarkoj. Pradžioj 5 žmonės. Paskiau bus 25. Nu, taigi aš tau sakau, tik niekam neprasitark. Pinigai gulas pakojam kaip lydžiai. Dabar klausyk. Svarbiausia pavardės. Nu, negaliu aš su tavim taip ilgai kalbėti. Taip, viskas, ryšys baigtas. Tik niekam neprasitarik. Štai čia yra bronius, o va čia mes. Vienas protas, 2 protai. 2 protai geriau negu vienas. Nu, taip, ir aš taip sakau. Klausyk, koks protas už kų didesnis, aš nelabai supratau čia. Stefanija, mes apjungsime pajėgas, kad išaiškintume bronių. Romualda, kur jūs? Tyliau! Kam visas šitas maskaradas? Aš su šitais sakiniais nieko nematau. Mieste į žmonės atsitrenkinėjau. Stačiai juokinga. Vitalijau, aš tuoj viską paaiškinsiu. Stefanija, jūs eikite ir stebėkite aplinką. Kūstėviai? Na, ar niekas neteina? Ai, tai čia undzeksa, ne? Viskas gerai? Vitalijau, ką jūs žinote apie Bronislovo situaciją? Kokia situacija? Na, kas jam darosi? Nežinau šiokių situacijų. Ir iš viso šitie jūsų prietaisai tai turėtų būti ant galvos, o ne ant žemės voliotis. Va štai būtent čia, Vitalijau, ir yra strateginis broniaus išaiškinimo planas. Suprantate, Stefanija kažką įtarė ir aš ją puikiausiai suprantu. Vitalijau, mes kartu apjungsime pajėgas ir išsiaiškinsime, kas vyksta su Bronislovu. Šitam reikalui reiktų išsikviesti STT. Vitalijau, STT reikalingi pinigai, o mes viską išsiaiškinsime savo pajėgomis. Vitalijau, va štai, jūs seksite Bronislovą. Kaip seksiu? Na, taip, kad jis to nepastebėtų. Romualda. Vitalijau, aš viską suprantu, vyriškas solidarumas. Bet mes turime išsiaiškinti situaciją. Stefanija? Kas yra? Stefanija, mes su Vitalijumi einame pas mus į namus. Viską detaliai apgalvosime. Išsivaikštame visi po vieną, kad nekristų įtarimas. O jūs, Stefanija, būkite čia. Vitalijau, paskui mane. Nu, taip. Ir aš taip sakau.
Tai pala, kiek čia man reikės būdavo? Dvi galvas geriau už vieną, o garbanota galva geriau už plikų. Raimundukai! Raima! Balvonai! Ateik čia! Tai kogi tu čia, mami, darai? Ko? Maža ko, grybauju, taigi tavį laukiu. Tai kad aš dar manyt neturėjau grįžti. Nebuvo šitų dviejų pamakų nuo galo ir vienas trečias nuo vidurio nebuvo. Sėsk, Raimunduk, paskalbėti reikia. Vaikeli, tu dabar man pasakyk. Tau mūsų tėvas kaip atrodo? Atrodo? Nu ne, aš, sakau, kaip tu galvoji, kuo jis myslėje daryti? Tai nežinau, aš pas draugus eisi, a gal? Ei, tu čia nušneki, niekad tu nežinai, niekad tu nesupranti. Nebėr mūsų tatas. Kaip tai nebėr, tai a kur? Nu, anas liktai ir yra, bet žinok, viduj visas pasikeitė, žinok, te pasikeitė. Glošiai! Jėzus Markelkis, Dieve mano, įsitepliojo visas. Raimundukai, aš tau noriu pasakyti, kai mūsų tėva nebeliks, žinai, kas tada bus? Atsikelsi vienu rytu, o tėva nebėr. Vietojo, žinok, kitas baisus senis, mėlynu barzdu. Eik ta! Taip, paims tau už kojas, pakel žemin galvų, pakratės ir sakės, šiukšlės išnešiai, parazitai! A kuo aš sakysiu? A tu kaip visada būsi neišnešys ir tada ateis jo močia, tava baba, baisi kaip žemė, viena akim nemata ir sakys, atiduok savo pietus, Raimundukai! Ir aš atiduosiu? Priseis. Iš kurgi tas senis atsirado dabar? Taigi čia mano naujas vyras, tava bus kitas tėvas. Nu jau šitą tai tikrai nedalaisiu, kad prie gyvą tėvą kažkoks melinas lūkis vaikų už kojų tampytų. Tai va, Raimundu, kad šitaip nebūtų, reikia daryti taip. Šitam žmogui atrodo pavasarinė depresija. Jam reiktų kuo greičiau susirasti darbą arba grįžti į gimtą sodžių. Ko čia dirbi? Vitalika? O jau, dėdė Vitalijau, aš su jumis jaunuolį kiaulių neganiau. Ir iš viso aš čia semiuosi energijos iš gamtos, bendrauju su medžiais. O, ąžuole, suteik man jėgų, pasikalbėk su manim. Profesoriau, jeigu neklystu, tai čia topalys. Iš tikrųjų, o kur jis? Kas? Bronius. Va. Na jau ne. Visą operaciją galėjot sugadinti. Iš viso, ką jūs čia veikėt? Dėdė Vitalika, ašgi dabar agentas 007 Džemsas Bundė. Tata pasidarė kažkoks įtartinas, aš jį seku. Atiduok pistolėtų. Na jau ne. Džeimsas Blondis, blondinas. Šitą ginklą aš iš jūsų konfiskuoju. Taigi jisai netikras.
Iš tikrųjų, aš su šitais sakiniais nieko nematau. Siūlau, Raimundai, sujungti mūsų jėgas ir kartu išsiaiškinti mįslingus broniaus veiksmus. Supratau. Viktorai, jeigu žinai, tu man pasakyk, aš tau prašau. Nu, kaip negali? Aš tau vėliau paskambinsiu. O, braniukas parėja. Tai kur tu tai buvai? Buvai, nebuvai, Stefut. Viskas bus gerai, va. Nu tai taip, ir aš taip sakau, kad viskas gerai. Aplinkų myslį. Myslį, va, kokie kostiumai dabar? Melinė ar juodį dabar madai, a? Graba nori gultis. Gyvintas boda. Gyvin, Stefut. Oi, kaip naris. Ai, kaip naris. Ava, jeigu pasiseks, tada va, da labiau norėsis. A ko norėsis, braniu, ko norėsis? Šitą prikalvėjau čia dabar. Valgyt yra, valgyt naris, va. Tai yra. Nu, Kas nu? kų sužinojai? Nieko nesužinojau. Nei panytė, nei profesorius nieko nežino. Atestatą Marijos knysą. Jie jau tas mėlynas lūkis. Virtuvėj sėdi. Dabar reik savo kambarin ir tyliai sėdėk. Aš einu virtuvėn pažiūrėsiu, kuo nas dara. Tu galvoji, aš turiu čia laiką, dabar čia tu tavo matį klausai dabar. Stefanija, taigi čia slapta pasiklausimo aparatūra. Vitalijau, pajunkite mikrofoną. Reikia jį pakišti po sofa ir blakę iškišti štai šičia. Va. Arbatų čia gers ar virtuvėj? Na, tada mes gal jau ir eisime. Sudie, Bronislavai. Stefanija, Vitalijau. Nu, tu dirbi dabar. Aš palydėsiu tada kaimynus, gerai? Palaukit, palydėsiu. Aš viskas gerai, supratau, viskas gerai. Aš nebekalnysiu, tu kambarį, tenai pabūk, tenai padėta. Jungkit mikrofoną, gerai, viskas. Labą dieną, tate. Klausyk, mums mokyklai reikia užpildyti tokią anketą apie savo tėvus. Koks tavo ūgis? Gal gali atsistoti įsimatuoti? A toj anketai nėra klausimą, ko mes su mamyti naktį lovai darome. Ne, nėra tokia. Rašyk 220, kaip savanis. Tata, a kiek tu gali iškėlis kojas ilgiausiai išlaikyti? Ką? Pusę metų. Pusę metų netikiu. Išlaikyk nors 5 minutės pakėlais. Gerai, žiūrėk. A. Aha. Palaikyk. Eik tu stau, kaip gerai. Tatagi jaunystėje gimnastikų lankė, braliuk. A gali aukščiau pakelt? A, žiūrėk.
kaip striūnas, kad stovi. Oho, oho, nu gerai, tata, palaikyk, aš eisiu. Broniau! Broniau! Tai čia tu mėtai, gal durnas langų išmušė. Broniau! Mano viskas paruošta. Jau visus senus žurnalus praverčiau. Viskas sutvarkyta. Kažkas eina. Tu nesu galvas tik tai. Viskas bus tvarkoj, rytoj pradedam. Tik tai, broniau, žiūrėk. Dėl procentų biški norėjau pasiderėti. Nesuktų galvas, mano idėja, mano ir atsakomybė. Sakau. Broniau, nu matai, adresas tai mano. Šita muzika dabar, Raima! Eik iš jų muziką! Kiek aš tau kartų sakiau, jeigu klausai, tai klausyk kaimo kapėlas, folklorą gerą, nors jau cicina, a dabar Zeimerį paslaidžiau visą garsą. Taigi, tata, aš tokių muzikų ir klausaus, tik tai ne tų kasetį uždėjau. Pala. Iš kur magas? Pavagiai! Ne, Stepa atnešė. Ach, tai man nežinant reiškia, Stepa nupirka tau magnetofonų. Stefa, ateini čia. Iš kur dabar magas? Greit pasakai. Ko ten man reikia? Va, kiek aš per tau kraują netekau, kiek tu dabar man tu nervų sugadinai, kuo žinau, kur tu eini, ku tu darai. Va, atėjo kaimynai, atnešė magnetofonų, kad tavas slaptų pokalbį rašys. Ach, tai čia šitaip reiškia. Sąmokslas, čia šitas Štirlicas su savo paniūti sugalvoja šnipinėti. Su jum bus kalba vakarį, dabar einu su jais įsiaiškinsiu. Viskas aišku, kad šitų pasikeitimų iniciatorius. Palaiskit durniai, gal iš protėję. Nesiskirčiokit! Mes viską matėm. Kokius ženklus broniai rodėt? Ką jam pasakėt, a? Nerodžiau jokių ženklukų, čia tak pristoja dabar. Žmogžudžiai! Nešaukite taip garsiai, vis tiek niekas jūsų neišgirs, čia netokie žmonės gyvena ir niekas jūsų čia nepjauna. Nu, palaukit, atškarikai va, kai išsilaisvinsiu, tai jų maža nepasirodys. Taip galėsit man į kūną įkasti. O dabar sakykite greitai, kas paskutiniu metu darosi su bronium. Greitai. Nelaužgi runkas tu, kankinkit budelis smarkiau, aš broniaus neišduosiu. O štai įkalčiai. Neliesk, nušausiu. Man atrodo, ponas Viktorai, kad jūsų šautuvas jau seniai Nu, surūdėjęs. tu matyt, atgi paniūkė. O jūs pasižiūrėkite, kas čia parašyta. 82 metais Ala Pugačiova nusilaužė koją. Ryti Cicina, Turkijos baseine. Apvogė, aš nesuprantu, kaip galima apvogti išsirengusi žmogų. Ponas Viktorai, paaiškinkite, kas čia vyksta. Na, negaliu sakyti, nes tada negausiu savo milijono. Ko? A gal ir 2. Palaiskit žmogų ir nerėkit į visą miestą. O tai mūsų planas nuo šūnį ant padėgos. Koks planas? Koks planas? Ateikit arčiau. Viskų paaiškinsiu. Biznė planas. Mes su Viktorium sugalvojam planų, kaip užsidirbt milijonas. Kaip kolūkio laikais būdavo. Atsimenat, išsiuntinėjam vokus, laiškus kiekvienam pažįstamam, kad tas atsiųstų 5 litus. Jeigu neatsiunti, iškart atsitinka tau didelą nelaimę. Pirmas laiškas – Titakas kišenytė. Antras laiškas – Červoncas kišenytė. Aha, a jeigu kas sustukalins, abudu subeusiu kamerytę. Tylaik, balvonai. Jeigu kai kas prasižiostą. Amba, va. Ei, palaisk runką. Įsivaizduokit, mes rytoj išsiuntinėjam
Pelnas pradeda į pamėnesę. Jasna. Jasna. Bet kad nei vienas neįsižiotumėt.